Tai treneris, ko pritrūko iki to teigiamo rezultato šiandien? Atrodo visai nedaug pabaigoje. Tai ne nuo pabaigos, reikia nuo pradžios. Pradžioj labai paleidom į priekį, truputį nesusitvarkėm vėl su jų tritaškiais, ten užmėtė, po to vėlgi pakeitėm gynybos sistemą gale, pradėjom ten keistis visi, tas pasiteisino. O gale pritrūko, reikėjo pasiimti kamuolius po savo lentą. Kiek, nežinau, vien per paskutinį kėlinuką turbūt paėmė kokius 6 ar 8 kamuolius po mūsų krepšių. Tai čia yra jau per nedovanotina. Tai kartojasi Juventus komandos bėdas, ar ne pirmąjį, ne paskutinį ko gero kartą? Nu tai nežinau, nors buvo ir akcentuota, kad jie visi aukšti, visi eina ant lentos, visi ten ir kad ir pirmi numeriai ir tie užeina ant lentos, bet nežinau, kodėl mes nesugebėjom atsitverti, pasiimti kamuolius po savo lentą, čia būtų visai kitas rezultatas buvęs. Ką akcentavot pakeitę gynybos sistemą po pirmojo kėlinio, nes per pirmas 10 minučių praleido 28 taškus, per likusias 50. Akcentavom, kad jie neišmestų tritaškių laisvi ir viskas, nes čia jų yra pagrindinis ginklas ir jie tai daro metai rungtynės vos ne po 30 tritaškų, tai čia ir pataiko, gerai metanti komanda, gerai pataiko, pakeitėm po to tą sistemą, neleidom jų mėtyti laisvai tritaškų ir rezultatas pasidarė kitoks. Kaip vertinat komandos naujoko žaidimą? Gerai vertinu, tikrai gerai. Tik trūksta, aišku, jam patirties, 22 metai, jis po kokių 3 metų bus superinis žaidėjas.